nelabai gerai važinėti su Pedro. Sveiki visi sugrįžę į Beno projektai kanalą. Nu, kaip sakant, projektas po projekto. YouTube Benas nesirodo, bet tam, kad ištuštėtų visas šitas kiemas. Va. Ištuštėtų kiemas, kaip matot, praktiškai niekur nelikė. Bet šiandien turėjom šiandienos herojų. Tai yra BMW Z4 215 ir 216 metai, kuris yra, va, pažiūrėkime, S-Drive 35i ir kuris yra Cabrio, dar su tamsintais langais, bet kitą savaitę varysim technikinę, tai dėja nieko čia neliks, kuris turi gražų, biškai, gal tokia minimaliai pasidėvėjusi saloną ir bet šiaip tai labai tvarkingas, labai gražus, labai gyvas automobilis. Tad šiandieną ką mes darysim labai prastai. Kadangi aš neturiu jokios mašinos, kaip žinia, arba dar sužinosit, kad aš viską supardavęs, tai vienu žodžiu, šią savaitę šis automobilis bus mano toks kaip ir daily karas, bet taip pat ir pasižiūrėsim dar vieną dalyką, bet to saulė šviečia, vasara gražu, pasižiūrėsim vieną dalyką, tai yra kiek kainuoja 100 km, arba tiksliau pasakius, kiek ryja šita Z4 100 km, nes tikrai spėju, kad vieną baką benzino spėsiu išvažinėti. Tai ką dabar darysim? Lėksim iki degalinės, užsipilsim pilną baką degalų šitam automobiliui ir tada lėksiu į keletą vietų į Kauną. Tai paimti vienos detalės, paimti detalės BMW X6M, tada važiuosime paimti raktelių būtent šito Infinitio, užbaigsim šitą Infinity ir jo jau nedaug betrūksta, bet visą laiką kažkas išlenda, kažkokie dalykai, tai šitas projektas į pabaigą, BMW X6M į pabaigą, kiti baigti, išvažiavę ir dar aišku kažką turim. Tai jeigu įdomu, laikinam kanalą, laikinam šį video, subscribinam kanalą, na ir žinoma pakomentuokit, ar norėtumėt patys pralėkti su tokia zetke. O ką mes dabar darom? Atvažiavom į degalinę, čia dar turim kažkokią klaidą likusią. Tai sakiau, kad dar nesutvarkyta mašina, dar kažkokių klaidų yra. Pilam pilną baką benzino, pokštą. 95 varysim. Tokią zetkėlę turim. Nunulinsim onboard visus dalykus. Dabar turiu išvažiavimą į miestą, maždaug prasuksim apie 100 km, kai kabriką nusėmė stogą, tai kas yra svarbu, tai turėkit kepurę, kurios aš neturiu, ir akinius, kurių aš irgi neturiu. Tai nelabai gerai važinėti su kabriku be kepurės ir akinių. Nu, bet gal kaip nors mes išgyvensim tai. Zipylėm. Beveik 50 litrų, tai spėju, kad jeigu būtų dar pavažiavę, būtų tilpę ir tas pats visas 50 litriukų. Ką mums sako, kad galim nuvažiuoti 471 km iki tenais. Dabar reikia susirasti kur tripą. Čia kažkokį šauktuką. Sakiau, kad dar mašina nebaigta. Tai nusinulinom tripą. Veža puikiai. Turim nuvažiavę 51 km. Pusą šis BMW X6M į bagažinę tilpą. Tai va. Tai turime bagažinėje jau įsidėję pusą šį. O dabar važiuojame pasimti į patį centrą, į Laisvės alėją, dar kai ko pasimti. Nu ir ką, su zetkelė atvažiavom į Kauno širdį. Kauno širdis, va, Laisvės alėja. Sliūkinam su zetke per Laisvės alėją. Kažkas priešais mane stovi. Va, Laisvės alėja. Tuoj man copyrightą įkalt Pedro. Nu va, pavažiavom, varom. Va, dėl ko atvažiavom čia. Infinity raktelis. Nelabai veikia Infinity raktelis ir gal nebebus mano inkaro jau kieme. Tai neveikia keilesas ir po to nebeveikia iš viso, nebegalėjau užkurti mašinos. Tai raktom raktelėje problema, dabar sutvarkė ir važiuosim namo, žiūrėsim, ar Infinitis užsikūrė ir ar nebėra inkaras. O mes va, Laisvės alėjoje kažkur va tokioje vietoje. Gražioj su zetke pristojom truputėlį, o dabar važiavom toliau. Jau su zetke nuvažiavom
57 km. Tai kol namo aš parvažiuosiu, čia tokį mažą ratuką padarysiu, tai 100 km ir susuksiu. Kiek laiko praleista va šitam pastatėlį, kas irgi šitam pastate daug laiko praleido Vytauto didžiojo universitetas socialinių mokslų. Aš žinokit, baigęs universitetą, nepatikėsi, net bakalaurą turiu. Tai vat, visą jaunystę, visus 4 metus, čia vat, trypiau aš kojomis šias grindinius, į šitą stotelę aš ateidavau. Su BMW važiuoju, tai gal šį kartą nenunešiu stotelės, bet vienu žodžiu, jo, jaunystėje čia daug laiko praleista. O ką, dabar toliau važiuojam? Tai atvažiavom pas Artūrą, pas elektriką, tai eisim ieškoti, dar 2 klaidos yra likusios. Tai pasižiūrim, kokių detalių reikia, pasakys, ką nupirkti, gal kažką paklibinti ir baigsim ir elektrinius darbus su šitą zetkę. Tai bus vai. O mes ką laukiam, kol ateis Mr. Chirurgas. BMW, jeigu ką, kontaktas palieko pačioj, Artūro BMW gliaudo kiaurai, easy peasy jam, tai va, bus kontaktai pačioj, galit skambinti Kaune, prilėkti pas jį, paskambinti, paklausti, galit atvažiuoti pas jį ir susitvarkyti savo BMW elektroniką. O mes dabar laukiam, kada jis ateis ir pasakys, kad šitą įzetki blogai dar. Artūrai, kaip tavo įvykiai, ką čia ką tik radai? Kur čia? Ne čia, audiniai. Audiniai radau. Palauk, raktelis. Jaunatvišką maksimalizmą. Dega 5 amperų saugiklis, įdėkim 25 kinišką. Kiniški saugikliai, ką padaro mašiną, žiūrėkit. Saugiklis net nenukepęs, realiai, tik tai išsilydęs visas. O čia turime laidas, va čia galit matyti. Laidas va plikas. Ir čia viską irgi sudeginę. Vos nebuvo didelio fakelo šitoj mašinai. Per va tokį saugiklį. Tad hebrytė kenietiškų saugiklių nededam, dedam originalius. Kiek jau dirbi su BMW elektronika? O, aš senai. Net neatsimenu. Ainam zetkės variklį pažiūrėjau, tą progą. N54. Ką gali gero pasakyti apie šį variklį? Laukia bandės pompos keitimas. Kas dar? Kūro pompos keitimas, o daugiau tai viskas priklausys nuo kojos išmeros. Kiek spausi, tiek ir bus, kaip prižiūrėsi. 112 000 km. Daug ar mažai šitai mašinai? Mažai. Mažai, ne? Jo. Važiuoti ir važiuoti dar. Nu, ne, aptarnavimas jau prie 100 štukų eina geras aptarnavimas. Jau turi vandens pompą pasikeisti, o filtradėžę užsisakstyti. Žiūrim, ar stakanas nevirint. O, veikia. Ir stakanas nevirintas. Šiaip labai mažas daužimas buvo. Tai, kad jau prakalbom apie daužimą, tai nusikėlėm į ateitį ir stovim štai su zetke ir, žinoma, tikrinsim jos Car Vertical ataskaitą. Ir jūs neužmirškit naudotis bent 20 nuolaidos kodų Car Vertical ataskaitai gauti, nes šiandien tikrai yra labai aktualu pasitikrinti perkamo automobilio ataskaitą, gauti ją ir žinoti, kad tikrai yra rida nesukta, niekur nėra jos fiksuota. Tad ką mes galime matyti apie šią zetkę, kad rida nėra sukta, jinai yra gera, teisinė būsena atrodo gerai. Ir žinoma, automobilis yra iš Amerikos, tai reiškia title patikra ir žala yra šauktukų. Keliaukime prie nuotraukų, yra tikrai labai daug nuotraukų ir ką mes pasižiūrėkime, kaip jinai atrodė. Kas yra labai svarbu, įsijungus pirmąją jau nuotrauką, mes matome, kad salonas yra pridulkėjęs, bet visos oro pagalvės yra sveikos ir niekas nebuvo šovę šios zetkės viduje. Tai reiškia, kad salonas buvo nepaliestas. Ką mes matom iš kitos nuotraukos, galas gana tvarkingai, bet galinis kairys šonas nubrozintas. Dabar sutvarkyta, viskas tvarkinga, gražu. Ir taip pat galinė dešinė lempa buvo išdaužta, pakeista, sutvarkyta, bet labai paviršutiniai daužimai, gale nieko kažko sudėtingo ir rimto nebuvo. Ką matom iš priekio? Iš priekio matome, kad
realiai iš tikrųjų draudimo išardytas automobilis priekyje buvo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad draudimas galvojo, ar dar remontuoti šį automobilį ar ne. Jisai vertino žalą ir radus kažkokią brangesnį remontą, jisai atsisakė remontuoti šį automobilį ir išstatė į aukcioną. Man tai yra geras ženklas, nes vadinasi, tas automobilis nebuvo labai stipriai sudaužytas, nes jeigu būna stipriai sudaužytas automobilis, draudimas iš karto nurašo, tai vadinasi, buvo kažkoks paviršutinis daužimas, nes matom, kad draudimo bendrovė buvo nuardžius. Ir matom, kad kapotas yra tvarkingas, sveikas. Rida 63 000 mylių, 771 km milę. Pasikeliam kapotą, pasižiūrėsim, kaip po kapoto atrodo. Po kapotu gali matyti, kad viskas yra neplauta, nevalyta, bet visos detalės ir kaip matom iš Convertical ataskaitos, būtent radiatoriai ir visa kita buvo nenuimti, palikti ir būtent viskas čia yra tvarkinga, dar su amerikonišku purvu. Tai va, tokia zetkės yra ataskaita, taip pat matome Convertical ataskaitoje jos rida fiksuota, jos istorija, jos laiko visus kitus dalykus, tai jos komplektacija, tai iš tikrųjų viską gali matyti apie šią zetkę, taip pat neužmirštam naudotis ir Convertical ataskaitą, kai būtent perkate automobilį. O ką aš galiu pasakyti? Tas, kas pirks šią zetkę, atsiųsiu aš jums nemokamai Convertical ataskaitą. Duokit man žinot, jeigu esate susidomėję, galėsit ją vartyti ir analizuoti patys. O ką dabar? Grįžtame į video. O jūs neužmirštat, kad reikia naudotis bent 20 nuolaidos kodų savo Convertical ataskaitai gauti. Na ką, 92 km suvažinėti šiandieną. Žiūrim, kokias mūsų vidutinės sąnaudas rodo. 13,1 litriuko. Buvo visko šiandieną, buvo visko. Nuvažiuota 92 km. Pas Artūrą sekės ir gerai, ir blogai. Sužinojom, kas blogai, bet išvažiavom su pačiom klaidom. Dabar žinom, ką reikia taisyti toliau. Tai va, o dabar dar einam pažiūrėti dar vieną svarbų dalyką. Turiu Infinity raktą ir einam žiūrėti, ar užsikurs mūsų Infinitis. Nes jis buvo toks kaip ir, kaip sakiau, Hello Infinitis, jisai nekurtas jau kokius. Užsikūrė. Važiūrim ar važiuojam. Ir juda. Tiesiai į zetkę. Man biškai kito vieto reikia pastatyti mašiną. Labas rytas, suraitytas, tai ką? Šiandieną vėl lėksime su zetke toliau. Tai, nes, 92 km ne kažką nuvažiuota. Tai ką mes dabar vėl, čia jums, tai va taip, įvyko man, čia turbūt 3 dienos, ar 3 dienos praėjo. Realiai, jeigu paskutinį kartą filmavau penktadienį, tai dabar jau yra antradienis. Tai, vienu žodžiu, šokam į zetkę, lekiam ardyti Mustango pas dažytoją, ruošiamas dažyti, reikia dar šiek tiek jį išardyti daugiau, tai ką mes dabar šokam į zetkę, lekiam iki Mustango. Ką Mustangą pasidarėm, viskas išardyta. Išardytas Mustangienas, paruoštas dažymui, lekiam toliau. Darysim spit stopą, varysim techniką. O technikiniai reikia pilno bako. Tad teks iš naujo daryti matavimus. Pilam ir lekiam. Ką prisipylėm benzino? 22 litrus, dar pažiūrėsim, kiek buvo nuvažiuota. Tai ką, ten su kažkiek 22 litrais, išskaičiuosim. Nuvažiuota 151 km, bet aš labai nenoriu skaičiuoti su šita suma. Ko tu nefokusuoji man? O, kaip kiekina. Nes buvo daug kartų tvarkyta mašina ir palikta užkurta ir tiesiog jinai kūrenosi po ten, žinot,
15 minučių. Tai iš esmės nulinu dabar vėl iš naujo kilometražą. Ir kaip visada, kai kažkur vėluoji arba būni užsirašęs tik tai 9 valandą į registrą, pūkšt, tai kamštis atsitinka. Ir kamštukai sėdim. Sėdim kamšti. 9 valandą buvau užsirašęs, dabar po 9:02. Ne, žinau, priims mūsų čia šiandien kas nors. Tikiuosi, kad ir jie kamštis sėdi. Vienu žodžiu, užsirašai, viską atrodo, visur spėsi, viskas tvarkoj. Pakšt, kažkas kažkokią klaidą keliai padaro ir tu tada sėdi ir tu vėluoji. Ir kiek darbo valandų visi sudegina, tai yra kosmosas. Kiek dėl vieno žmogaus kvailos, dažniausiai klaidos, kiek yra sudeginama svetimų žmonių laiko. Va taip, sako, planuok. Tai ką tu čia priplanuosi? Pusvalandžio anksčiau išvažiuosi, valandą anksčiau išvažiuosi. Nu jau. O ką dabar darysi? O kam šiais laikais lengva? Vairai, važiuojam su Zetke, gal kaip nors mums pavyks praeiti technikinę. Na ir ką, be didelių standumų turim ekspertizę ir technikinę Zetkei. Tai va, tai turim tokį reikaliuką. Zetke techniškai tvarkinga, turime ekspertizę, tad jeigu norite Zetkės dar šiai vasarai, mes turime puikų dylą, tepalai ką tik pakeisti, stabdžių skystis ką tik pakeistas, technikinė ką tik pravaryta, realiai bus visos smulkmenos išspręstos, nes dar važiuojam dabar pas Artūrą, dar paliksim dėl vienos klaidos. Ir jo. O ką mes pagalvom, kad kadangi nėra kažkokios realiai gražios progos, tai mes tiesiog paimsim ir kažkur nuvažiuosim ir padarysim. Kaip jinai smagiai važiuoja. Kai nesiseka, tai nesiseka. Trečią kartą bandysim jau pamatuoti 100 km, nes pirmą kartą, kai užpyliau, tai pas elektriką prastovėjau gal pusvalandį užkurta. Antrą kartą, kai užpyliau, važiavau technikinę, ten vėl dar pas elektriką ir taip toliau. Ir nesigaunu normaliai išmatuoti 100 km, tai dabar vat pasėmėm simą. Ir mes turim reikalų Vilniui, tai važiuosim į Vilnių su Zetke ir pažiūrėsim pagaliau, kiek normalioj trasoje kainuoja 100 km. Va, pilam benziną. Simas vairuos, dailiai vairuosi? Bus matyt. Bus matyt. Pagal taisyklę. Važiuosim pagal kelių eismo taisyklės, be stogo, kaip pridera su Zetke. Tikrai nesikupė debesis ir tikrai čia nežada lyt. Va, dapylėm. Pilam vėl 100. Ką, buvo kažkiek pravažiuota vėl, bet dabar vat dailiai važiuosim, tai einam užsimokėti ir dar visur taptelsim, vienu žodžiu, prasuksim kokius... Dar kokius prasuksim 300-400 km. Mes šiandien su ta Zetke... Pirksim šit. Vienu žodžiu, važiuosim į Žerutį, į autokraitį, į Vilnių valgysim. Simos nulina. Pirkti ir viskas. Nulino ir taip pat dar darysim šitą vidutinės kuro sąnaudas, pažiūrėsim onboard kompiuter, ar labai apgaudinėja borto kompiuteris. Va, viską nusiresetinam, galim šaudam kažkur į Kauną, į autokraitį iš pradžių važiuojam. Kurio vietoj? Link Užliedžių. A. Tai va, dabar autokraitis, tada Žerutis, tada Artūras, Tekstara. Ai, valytuvų reikia naujų, nes... Bus tragedija. Nes tikrai mes su kabriuku važiuojam ir tikrai nesikupė lietus aplinkui ir mes tikrai lietaus negausim šiandieną. Bet žinot, kas yra gerai važiuojant su kabriuku, kai važiuoji, nupučia vėją ir pavyzdžiui Mustangė, jeigu važiuoji su kabriuku, tai ant galinių sėdinių lyja. O Zetkiai, jeigu važiuoji, tai nelyja ant galinių sėdinių, nes jų nėra. Nėra galinių sėdinių. Nėra. Dėvėtai mašina. Važiuojam. Šis atsipūtęs važiuoja. Jisai pučiasi savo smegenis lauk. Kaip Simai ir tau su Zetke? Pasaka mašina. Viduramžio amžiaus krizės, kaip ten? Viduramžio krizė. Du bachūrai mašinoj, kabrioletė. Simai, iš kurios pusės vėjas pučia? Pažiūrim.
Turbūt iš priekio. Va, kaip stogas užsidaro, žiūrėkit, zetkiai. Būkt. Kyla. Viršų. Kas nesat matę? Nu, gal nesat matę. Lyt pradeda, bet vis tiek zetkę filmuojam, tai ne kažką su. Važiuok. Papūsi laukia? Jo. Ne kažką būtų su purvina mašina. Vis tiek fotosesiją darysim, skelbimui fotografuosim. Aš nebūsiu laukia. O gal būsiu. Nu, pabūsim. Bėgu aš į vidų, nes laukia lyt pradeda. Atbėgau, nes 3 lašai nukrito ant galvos ir supratau, kad pareina. Pareina reikalai. Kodėl mes vėdu į plauną mašiną? Čia ne reklama. Jį ką? Nes gera kaina. Nes gera kaina ir su telefonų programėlė galima. Nes gera kaina. Gaunas plovimas. Žiūrint, kiek per mėnesį važiuoju kartą. Jeigu kiekvieną dieną ir skirtingom mašinom, tai gaunasi po 7 centų, man atrodo, nuplovimas vipinis. Nežinau, 20 padalinam. Už 30? 30. Šiam 6 centai gaunasi mašinos nuplovimas. Taip, žinau, ką sakysit mano mėlėjai, mašinų mylėtojai, kad sukals dažus, suvarys, subraidžys kėbulą. Kaip mes jas nesam šnekėję? Geriau švari mašina negu... Ar tu vergauji mašinai, ar mašina dirba tau? Jo, tai mes dabar nuplausim zetkę čianais. Šiaip visai neblogai nuplauna, mums patiko, tai... Nusiplovė mašiniukas. Žiūrėkim, kaip zetkė blizga. Kaip kažkieno. Nesakysim kas, pasižiūrėkit, kaip atrodo zetkutė. Dalį ir dar nepradėjo lyt. Ha! Pavežti? Kaip sakėte? Gal pavežti? Nu gerai, mane iki Vilniaus. Va, pažiūrėkit, kaip gerai atrodo zetkė. Šokam į viršų. Į viršų. Į mašiną. Kaip to valytuvai semai per lietų? Puikiai. Tiesiog... Kai skudrum nušluosti langą, tai... Aišku, jūs per kamerą nematysit. Dryžiai tokie. O oras tai belė kaip. Kaip tau semai zetkė toliau? Koja labai lengva. Super lengva. Super lengvai važiuojam, skraidom, aš visus daiktai tai skraido. Negalima su zetkė tokiu oru turėti sunkiaus koją. Va, į miestą įlendant 10,1 litro degalų 100 kilometrų. Kas čia per garsas? Tik. Kažkas sugeda. Posūkis bambė. Posūkis ir bambas. Kažkokia nesąmonė. Kažkas sugeda šitai mašinai ir rankenėlėm pritaisi. Visiškai nenaudojamą daiktą pradėjai naudoti. Aš visą laiką jį naudodavau. Negeras dalykas. Pataisė ją, padarė patogiai. Šitam bambė veikia posūkiai. Vėl kas per garsas? Kas čia per garsas? Nesąmonė. Bambas ir posūkius dar rodo. Nesąmonė. Važiavam į Tekstarą. Valytuvų pirkti. Ką čia darysi? Supakuoji atgal dėl kadro. Tai lupk lauk jau. Lyja, greičiau luptų lauk. Keisim šluotelę. Šluotelės, jisai reklaminis veidas, pasižiūrėkit. Net ir turėjo pasistatyti, kad neįlipt galėčiau. Kaip visada. Jau laimingas, Simai? Ne. Valytuvus turi jau naujus? Sudėjai? Pagaliau užsidėjo jisai? Uždėjau, va. Vai, lekiam. Gerai, Ginai. Ginai, tavo reklamą, neįdėsim jūs. Skambinot Ginai į Tekstarą. Pirkit Mersą, toj bus video su Mersu. Valo geriau, ne dabar jau? Šiek tiek. Šiek tiek. Nebemazgoti. Nu, kaip vairuojas, ties kiek lekiam, 130 pagal kelių eismo taisyklės. Trukdysim šitą žydą berniuką. Jis bus šiandienos herojus, daugiau negu mane matysit. Kaip zetkė kely ant šlapio. Puikiai.
žodžiauja, vieną žodžių. Nedaug žodžiauja. Aš biškai į kelią įlindęs. Jis sulindo į kelią, į kelią, sulindęs žmogus, suklindo į kelią. Nu, pažiūrėkim, ką jis ten rašo. Pastatysim kamerą jam į klyną. Matėt, ką jisai matot, ką rodo skidelis, jokių klaidų nėra, niekam viskas yra uoga, ledas, mes šaunam į Vilnių. Ką mūsų borto kompas rodo, sakė, jūs negali pažiūrėti. 11 litrų, bet mes dar Kaune ten biškį pasimalėm, tai mišrus dabar jau gaunas ir nuvažiavom iš viso 55 kilometrus. Tai va, tai važiavom, Simai. Kamščių sostinė ir Lietuvos sostinė. Lietuvos sostinė ir Kamščių sostinė. Nu tai ką, mes kelsim savo vidinės kuro sąnaudas iš karto, viskas ten labai gerai pakils. 114 km nuvažiuota. Tai iš esmės žinosim, kiek kainuos nuvažiuoti į Vilniaus centrą nuo Kauno ir parvažiuoti dar po Kauną, aišku, pasimalsim. Kai išlendi iš Kamščių, tai ir Vilnių visai gražu. Kaip Kamščiuose stovėtų Zetkė? Nežinau, po to įvertinsim. Nerodysim dabar šito, bet atstovėjom kokį pusvalanduką, taip lėtai pravažiavom. Nuo Gariūnų iki Liepkalnio. Ir kaip gražu čia pas mes dabar atvažiavom. Per kamerą gražiau net atrodo negu realybėj. Kai sekas, tai sekas. Galvojom atvažiuosim iki Vilniaus. Ne, iš pradžių galvojom nusiflausim mašiną, spėsim nusifotkinti gražią Zetkę skelbimui ir nuvažiuosim į Vilnių, tai gavos, kad lyg tada pradėjo ir vėl nusiplojom Zetkės ir Zetkė atrodo taip pat kaip atrodė prieš tai. Vėl visad, kaip sakoma, vėl važiuosim plauti. Nes nuotraukų tai vis tiek reikia gražios blizgančios mašinos. O ką aš dabar einu daryti, tai dėsiu skelbimą. Simas atvažiavo ten, kur jam reikia. Esam Vilniui kažkur, senamiestį. Ir mes vienu žodžiu, aš tiksliau vienu žodžiu, einu ir padėsim dėti Zetkės skelbimą, kad rastumėt skelbimą. Va. Ką čia, Simai, veiki? Poilsiauju, pavargau vairuoti, nes tu nevairuoji. Aš galiu vairuoti, man irgi malonumas vairuoti, bet realiai iš esmės tai va, Vilniaus prisiduodam, Vilniui esam. Zetkė gerai veža. Kas per Zetkę? Kas čia? 3 litrai, 2 turbo, S-Drive'as, 225 kW. 7 pavarų. MKS dėžė. Vien žodžiu, mašina, galėsi daugiau pasiskaityti. Nesame čia kažkokie, aš nesu BMW fanas, nesu ir BMW žinovas. Ekspertai nesam. Tiesiog labai maloniai mašina vasarą važiuoti. Bet maloniai važiuoja. Veža, va. Gražu, gali būti jūsų. O mes ką dabar? Šaunam toliau, ten, kur mums reikia. Ir vėl į plovyklą važiuosim, vėl plausim, tam, kad skelbimą įdėtumėm. O dabar pasidarėm porą nuotraukyčių ir šaunam iš čia. Nesibaigiantis kamštis. Kamštys. Kamuštukas. Na, kaip nori, tai vadink. Visiems pochtui. Kaip bagažinė? Taip. Stogas telpa. 2 kuprinės. Tašė. Va, ten dar tašė sporto. Viskas telpa, ko reikia. 2 žmonės. Keliautų vienas. Dar šaliuką gali pasakyti. Jeigu keliautų, vieną lagaminą susikraunat ir viskas. Tai šiaip telpa vienas lagaminas. Norit varyti į Europą, pakeliauti vieną lagaminą susikraunat, vieną tašę. Nu, ir va, pavyzdžiui, atvažiuojate į aikštelę ir žiūrėkit, kaip reikia daryti. Spaudi mygtuką. Laikai mygtuką, nuspaudęs ir va, žiūrėkit, koks hibridas pasidaro. Monstras. Transformeris, va. Šniukšt. Ir nereiks sėdėt mašinoj.
Užsirakina pati, o mes einam kavos. O ledai. Važiuosim užsikėlę stogą. Nebe ką, briku. Važiuokit, koks saloniuks. Parkinga viskas. Aišku, yra natūralaus nusidėvėjimo, dar visokių nesąmonių. Dar ten tokio vieno šudelio trūksta. Ir tik viens, nėra cup holderis, čia turėtų būti ir čia turėtų įsikišti. Bet nėra jų. Deja. Nėra originaliai. Nėra, reikia pirkti, kaip sakant. Tai nėra cup holderių. Va, ekranas išvažiuoja, didelis navigacija su viskuo čia, kaip sakoma. Ir lietuviška navigacija. Šitas sportas, va. Čia citas berots, ne? Ar MTG, aš jau neskiriu iš esmės. Tai ir nesakyk. Tai ir nesakau, ar cisas, ar MTG, ar koks senais briedas. Vienu žodžiu, citas, matau. Tai va. Sakau, aš ne BMW žmogus, o tu BMW žmogus. Ne, aš tik vairuoju BMW. Mes vairuojam BMW, džiaugiamės BMW, o kas ten, ar cicai, ar picai, ar pist, tai mes nesidomim. O šiaip tai va, žiūrėk, tvarkingas, gražus salonas, priedų gauna cimą salone. Vienu žodžiu. Dar biškį pavalysim, kai atvažiuosit pirkt, gražiai bus išblizgins, ištvarkyts. Šiaip, kadangi filmuojam Lietuvoje, tai mes nerodysim, kaip traukia šitą zetkę, o pasakysim tiesiog, traukia ir gerai važiuoja. Užtenka tų 225 kW. Kiek čia simai mes važiuojam? 132 važiuojam. Tai va, tai kad žinotumėt kokiu greičiu, čia mes autostradai važiuojam. Autostradai važiuojam 132 km/h, tai kad, karo sąnaudos jums kaip ten aiškiau būtų. Tai gražus kelias, vakaras nulyjo. Jo, mes prieš lietų nusiplovėm mašiną. Bet smagiau buvo važiuotas 15 minučių su švaria. Jo, valytuvai geriau valė. 15 minučių buvo smagu važiuoti su švaria mašina. Šiandieną turim 231 km nuvažiuotas, ką mūsų rodo borto kompas. 12... Ne šitą, tu jungi. Bet ten 10,2 rodo borto kompas. Ir mažėja greitis, greičiau gesink, nes stovi mažėja greitis vidutinis. O kyla kuro sąnaudos, tai einam užsipiltą. Šį kartą viedai pilsim benzino, nes mūsų šiandienos kelionė kaip ir eidai pabaigė. Duosim šoperiui šiandienos pilti kurą. Kaip manai, daug skirsis nuo to? Tai turėtų teoriškai kiek 240 kg, ne, tai turėtų 25 litrai grubiai. Manau. Žiūrim. Teorija. Žiūrim. Nežinau tą teoriją. 24 lygiai. O ką jūs? Parašykit komentarą, sustabdykit video, parašykit komentarą. Ir šiaip parašykit komentarą, ar norėtume tokios zetkės. 23. Turip. Galėjom lažintis, kas tačiau bus teisybės. Tu turėjai daugiau laisvės. Tu vairavai, tu žinojai ir... Aš galiu džempeikis pripilti. Gal nebelašink, nebepurtikis. Padarė matematiką greitą, paskaičiavom. Ir kas gavos? Gavos tai, kad supylėm 23 eurus ir 23 litrus ir 90 mililitrų. 90 mililitrų. Benzino. Ir sumokėjom 30 eurų 22, o buvo nuvažiuota 232. Tai gavosi, kad ryja 9,95 litro 100 kilometrui. Važiavom autostradoje 130, mieste stovėjom. Realiai kamščiuose prastovėjom apie kokią valandą bendruosiu. Pusantros valandos prastovėjom kamščiuose Vilniui. Ir 100 km kaina gavosi 13 eurų. 13 eurų kablelis 025. Tai 13 eurų 3 centai gavosi 100 km su šita Z4. Tai borto kompas rodo jėlį, tiek kiek nuvažiuota. Ir
Nu jo, puikiai mašina, parodyk tą variklį, nerodėm dar variklio, pakeltą kapotą pagaliau, parodyk. Ne. Parodyk tą jėgainę. Nu gerai, mes dar neišvalėm variklio skyriaus, tai tas, kas atvažiuos, tai turėtų pamatyti išplautą variklį. O dabar yra kaip yra, va, prašome, yra kaip yra, va, šits jėgainius. Neapsitepilavęs, neapsimyžęs, viskas gražu, švaru, balta, gražu. Kaip matot, neplauta ir viskas. Va taip, čia, žiūrėk, žinokit, dar šitas purvas amerikoniškas purvas. Tai va, tai iš tikrųjų labai, aš sakyčiau, labai geros kuro sąnaudos, labai fainiai pralėkėm, labai komfortiška, greičio nesijaučia, viskas tvarkoj. Nu, vienu žodžiu, super mašinytė. Tai va, tai jeigu domina toks Zetke, tai keliaujam į komentarus, pamatysit šitos mašinos. Kas? Komentarus keliauja jos, tai ten komentarus keliauja Bačkina. Tai jeigu dar mašina yra pardavime, rasite jos skelbimo nuorodą. Jeigu ką, tai mes dar vieną baltą turėsim tuo neužilgo. Ir dar porą Z4 kupą turėsim dar. Nu, vienu žodžiu, jeigu jums patinka šitą, tai mes greitai padarėm, rodėm viso remonto ir nieko nerodėm, iš tikrųjų nefilmavau. Bet Z4 balta bus tikrai daugiau kontento. Z4 kupas bus dar daugiau. Tai ką, laikinam šį video, subscribinam kanalą, rašom komentarą, ar norėtumėte tokios Zetkės, o jeigu norėsit baltą ar kupą, norit rezervuoti, galit kreiptis, irgi dar bus ant šios vieto, mes daugiau jums galėsim papasakoti. O dabar ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim neužilgo. Iki!